Labą dieną. Pradedame visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą. Objekto pavadinimas administracinio pastato Jakšto gatvė 9 Vilniuje, dalies patalpų keitimo į gyvenamąją kapitalinio remonto projektas. Aš esu genprojektuotojo įmonės UAB Forma vadovas ir projekto architektas Saulius Mikštas. Aš būsiu ir šio viešinimo procedūros pirmininkas. Taipogi dalyvauja architektas Rapolas Bėčius, jis yra projekto vadovas ir bus šio viešinimo procedūros sekretorius. Objekto pristatymas yra įrašinėjimas ir įrašas bus pateiktas savivaldybei kartu su rašytinė ataskaita. Kol kas matom jungiasi dar daugiau dalyvių, tai ko gero mes pakartosime iš naujo tą įžanginį žodį. Taip, kadangi prisijungė pavėlavęs dalyvė, tai pakartosiu įžangą iš naujo, kad, žodžiu, pradedame visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir projekto pavadinimas, objekto pavadinimas administracinio pastato Jakšto 9 Vilniuje, dalies patalpų keitimo į gyvenamąją kapitalinio remonto projektas. Esu architektas Saulius Mikštas, genprojektuotojo UAB Forma vadovas ir projekto architektas, būsiu šio susirinkimo pirmininkas, o pristatysiu būtent objektą, o sekretoriaus projekto vadovas architektas Rapolas Bėčius. Iki šio susirinkimo... Gal jūs galėtumėt padidinti vaizdą, nes tiesiog labai smulkus. Gerai, bandom padidinti, jūs pasakykit, kada jau bus pakankamai jums matomas. Nu, jau kaip ir gerai, ačiū. Kaip ir gerai, tvarkoj. Tai va, žodžiu, matote skelbimą, kuris buvo pakabintas ant objekto fasado ir reglamentų numatyta tvarka iškabėjo ten visą laiką. Tai čia galime dar parodyti keletą nuotraukų. Mums čia svarbu, gal ne visiems dalyviam įdomu tą klausyti, bet mums svarbu pateikiant ataskaitą savivaldybei tie formaliai klausimai. Kadangi mes turim valandą laiko šitam viešinimui, tai ir parodysim keletą tų vaizdų, kurie bus įrašyti. Žodžiu, kaip tik aktualioj pastato daly prie įėjimo šitas skelbimas ir buvo patalpintas. Tai galime grįžti dabar į pristatymą. Žodžiu, čia projektavimo stadija yra projektiniai pasiūlymai. Ir galbūt prieš detalesnį pristatymą, pirmiausiai taip trumpai ir stengsiuos kuo aiškiau nusakyti esmę. Tai šituo projektu dalį vidaus patalpų perplanuojam ir numatom paskirties pakeitimą iš administracinės į gyvenamą. Pastato tiek išorė, tiek visa teritorija nenumatoma keisti nieko, išskyrus tai, kad kiemo dalyje, vidinio kiemo dalyje matoma vieta, kurioje galės būti pastatyta vaikų žaidimo aikštelės įranga. Daugiau išorėje nei pastato fasadai, nei jo tūris, nei sklypo dalykai nebus keičiami. Tai matau, dar jungiasi dar daugiau klausytojų, bet gal dabar įžangos iš naujo nekartosiu, jeigu kažkokie tai bus klausimai, matyt, galės dalyviai užklausti arba balsu, arba čato skyrelėje parašyti savo klausimus. Tai šiek tiek tų faktų, kad projektuotojas, kaip minėjau, UAB Forma, užsakovas UAB Timis. Ir galbūt pereikim prie
prie paties projekto pristatymo. Čia dar yra iš savivaldybės puslapio skelbimas, kur buvo galima čia, reiškia, pagal nuorodą parsisiuntus tą medžiagą, kurią mes dabar aptarinėjom, ir peržiūrėti savarankiškai. Mes taipogi gavom vieną prašymą medžiagą atsiųsti elektroniniu paštu, tai mes tą ir atlikom, medžiagą buvom išsiuntę. Vėliau protokole, aišku, atitinkamai nuasmeninus tie dalykai bus visi surašyti. Tai pereinant prie paties projekto, tai pakartosiu dar kartą pavadinimą, kad yra administracinio pastato Jakšto 9 Vilniuje kapitalinio remonto dalies patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją projektas. Čia mes gavome savivaldybės projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, jokių išskirtinių dalykų čia nėra parašyta, kadangi čia, kaip matote, tai, kas liečia pastato išorę, aplinką, visur yra žodis esamas, tai žodžiu nieko mes ir nekeičiam. Čia, kalbant apie želdynus, irgi tinka žodis esamas, kadangi mes nei medžių, nei kažkokių tai kitų žalių plotų niekaip nekeičiam, netransformuojam, nieko nekertam, nieko ir nesodinam. Automobilių stovėjimą vėliau pamatysite projektiniuose sprendiniuose, tai UAB Timis valdo tam tikrą skaičių boksų, garažų ir vietų pačiame sklype, ir mums tam skaičiui naujai suprojektuojamų butų, turtinių vienetų, tiek tų parkavimo vietų ir užtenka, mes niekur nesiplečiam daugiau į jokias sklypo paraštes arba kažkokias tai kitas vietas. Toliau, čia šita schema apie medžio žymėjimą, jinai privaloma projektinių pasiūlymų sudėti įdėti, tai standartinis šablonas, bet jisai mums nėra aktualus, nes mes, kaip jau minėjau, su medžiai sklype netliekam iš vis jokių veiksmų su šito projektu. Na, čia yra bendrai galima susipažinti, buvo atlikta eilė tyrimų šito pastato, nes pastatas yra užregistruotas kaip paveldo objektas, tiek pastatas, tiek jo aplinka. Mums svarbus yra atitikimas bendrajam planui, tai pagal bendrojo plano sprendinius čia vadinta kaip miesto centras svarbus lokalūs centrai, ir kaip prie paskirčių yra išvardintos vyraujanti komercinė, visuomeninė ir gyvenamoji. Pirmoje vietoje gyvenamoji, tai žodžiu, čia nedidelis ekskursas į istoriją, šitas pastatas, jo šita dalis tiksliau, kurią liečia mūsų kapitalinio remonto projektas, istoriškai ir buvo projektuotas ir pastatytas kaip gyvenamas namas, daugiabutis, ir tą istorinę jo autentišką paskirtį mes su šituo remonto projektu ir grąžiname. Likusi pastato dalis lieka funkcionuoti taip, kaip yra šiuo metu, tiek teatras, tiek administracinės patalpos. Turime ir Vilniaus istorinio centro apsaugos laikiną apsaugos reglamentą, tai čia tiesiog konstatuoju faktą, kad objektas patenka į šitą apsaugos zoną, tačiau jokiais projektiniais sprendiniais, jokiais aspektais mes nuo sąlyčio su šito dokumentu neturim, ta prasme, kad mes pastato išorės ir jo aplinkos niekaip nekeičiam. Yra nustatytos tiek sklypo, tiek pastato vertingosios savybės, čia yra tai, kas registre užregistruota. Ir čia daugiau tai susijęs su vidaus suplanavimu, kur tą vidaus suplanavimą mes jums pristatysim, paaiškinsim, parodysim, kas ten yra planuojama ir koks yra santykis su pastato vertingais elementais, su vertingosiom savybėm.
čia vertingų savybių sąrašas. Na, esama būklė, tai jie be abejo visi puikiai žino, tai jeigu kas nors nežino iš dalyvaujančių po objektas, tai lengviau susiorientuosite, įėjimas į Vaidylos teatrą, tas galjeras esamas su išlikusiais medžiais, tai čia visas vaizdas lieka toksai, o šitame vidinėme kiemelyje galės būti pastatyta vaikų žaidimo aikštelė, įranga, supynės. Atsiprašau, galima klausimą čia, kur Taip. jūs apie pagrindinį fasadą rodėte. Taip. Aš norėjau paklausti dėl tos tvoros, kuri yra dabar pastatyta. Tai yra vizualinė tarša, ar jūs ją planuojat kažkada tai pakeisti? Aš suprantu, kad čia yra gal jau už to gyvenamojo korpuso ribų, bet ji yra tiesiog labai darkanti vaizdą. Mano žiniomis, tai ta tvora yra laikina, kol čia vyksta pagal kitą projektą remontas ir keičiamos įėjimo duris pagal tvarkybos projektą, jos yra numatytos restauruoti. Ir matyt, kad kol vyksta ten statyba, aš tik tai dalinuosi savo žinią. Aš manau, kad tai yra nesusiję, nes tai yra susijęs su mokyklai išnuomotomis patalpomis ir ten yra padarytas žaidimų kiemas vaikams. Bet ta tvora, jinai niekaip nesiderina su pastato stilistika ir yra, tiesiog vizualinė tarša. Suprantu, aš mačiau tik pravažiuodamas tenais, iš tikrųjų tai keli yra momentai, ten istoriškai ta tvora yra buvus su vartais, bet jinai buvo prie namo architektūros priderinta, bet kokia tvora ten šiuo metu pastatyta, tai visiškai nėra susiję su mūsų dabar padaromu projektu ir aš net negaliu ir komentuoti. Mes sklype nenumatom jokios veiklos, o su mokyklos patalpom, ten parodysiu schemai, mes atsiribojame nuo sieną ir taip kaip istoriškai buvo tas gyvenamas nuo negyvenamas skirtas, taip ir lieka, mums užtenka laiptinių esamų, taip pat paliekam pakankamą laiptinių skaičių patekimui ir evakuacijai tam, kaip jūs sakot, mokyklos patalpom, bet tai rengia kiti projektuotojai ir mes su jais kažkokiu tai sąlyčio ar neturim ir veiksmų nekoordinuojame, žiūrim bendrai pastatą kaip į pastato dalį, kaip ją pritaikyti ir neliečiant tos kitos pastato dalies. Tai tiesiog sakau, dėl tos tvoros aš negaliu nieko komentuoti, tai nėra mūsų projekto, mūsų remonto projekto sprendinys arba dalis. Tai toliau, kaip ir minėjau, čia tas trumpas aprašymas, kad mes ketinam tą dalį patalpų pakeisti paskirtį iš administracinės į gyvenamą. Čia yra truputį skaičių, iš vis yra 13 butų ir pirmam aukšte 3, antram ir trečiam po 5 butus, yra bendros kvadratūros, kiek sudaro butų plotas. Ir gyvenamosios dalies plotas, kai prisideda koridoriai, lifto volas, nes liftą įrengti mes numatom. Tai kuris yra pastato viduje, tą parodysime. Tai želdynai situacija yra nekeičiama. Su išorė vertingosiom savybėm jokio nėra sprendinių, kurie tą galėtų vienaip ar kitaip įtakoti. Automobilių stovėjimo poreikis yra nustatomas skaičiuojant vieną automobilį butui ir įvedant šitai teritorijai numatytą koeficientą 0,5, tai naujai planuojamam patalpom reikia 7 vietų ir automobilių stovėjimo poreikis užtikrinamas sklypo ribose ir tam pačiam savininkui nuosavybės teisė priklausančiose garažuose. Tai taip, ir čia dar... Tai atsiprašau, dar vienas klausimas. Savininkų priklausančiose sklypo ribose, tai čia gal kalbat jūs apie šiaurinį kiemelį? Jame bus įrengtos parkavimo vietos?
Aš taip pat parodysiu brėžinį ir labai matysis, tada galėsim grįžti tada prie klausimo, kurį ten pusė. Taip, tada reiškia čia truputį skaičių, yra dabartinė situacija prieš remontą, administracinės paskirties bendras plotas yra 5581, o paskirties pogrupio plotas, nes yra bendras plotas, tai ne visas yra administracinis, ten irgi yra ir cepelinis aukštas, ir koridoriai, ir visa kita, tai pagal metodiką skaičiuojant, kiek yra administracinės paskirties, yra 3666, o po remonto tas pats plotas, kuris išlieka lygiai toks patas bendras plotas, tie skaičiai pasidalina tokiu santykiu, kad tos administracinės paskirties, kaip yra registruota, lieka 833, gyvenamosios 1671. Tai va, dabar tada čia skaičiai, kaip matosi, visi yra esami. Čia tas plotas, kaip persiskirsto atskirai, dar yra surašytas. Bet tie parametrai paties pastato, nei gabaritai, nei viduj, tas bendras balansas jisai nesikeičia. Tai čia yra topografinis planas galiojantis, vaizdas, čia tam tikslo, jeigu kartais būtų nežinančių situacijų žmonių, tai dėl to įdėti tokie, turbūt jums žinomi dalykai. Aš tai čia turbūt bus atsakymas į tą klausimą, kokį jūs uždavėte, kur tie automobiliai. Tai va čia yra statytojų, tam vystytojų projekto priklausantis boksai, garažai. Ir čia yra kiemas, kuris ribojasi su 2 aukštų negyvenamų namų, kuris priklauso tam pačiam vystytojui. Ir čia yra, fiziškai, turbūt žinot, kad tiek čia, tiek visur šitam kieme tų automobilių sustatoma gerokai daugiau, bet mes rodom tas vietas, kurios būtų normatyvinės. Nes čia išilgai tos sienos pristatoma daug mašinų, mes tos situacijos niekaip nekeičiam. Tiesiog tai yra sklypas, kuris priklauso bendraturčiam, atskiros dalys nėra registruotos, tai tiesiog tam sklype niekas ir nėra keičiama, tvarkoma, jokios dangos, jokie ten lietaus vandenys, tiesiog yra visiškai esama situacija paliekama ir tiesiog mes parodom, kur tie automobiliai priskirti prie parduodamų butų gali būti parkuojami. Tai, ponia Rūta, jūs turėjote omeny šiaurinę dalį, apie kurią vietą dabar kalbam? Tas, kur yra viršuje 2 automobiliai nupaišyti. Taip. Jo, tai taip, čia yra esama aikštelė, čia yra statomi automobiliai ant sienos, čia automobilių numeriai surašyti ir jų čia telpa daugiau. Bet mes tiesiog iliustruojam, kur tie 7 mums reikalingi automobiliai gali sutilpti. Aš dar noriu paklausti dėl to servitutinio praėjimo po pastatu. Čia, kur yra iš pagrindinio centrinio įėjimo kiemo, čia Jakšto, kartodromai. Taip, jisai išlieka, jis nieko ten nebus keičiamas. Jis išlieka ir čia, kaip minėjau, toje teritorijoje niekas neplanuojama mūsų projektų ir jis yra registruotas, tas servitutas, jį visi puikiai žino ir kaip ten toliau to namo likimas besivystytų, koks šio projektas bebūtų daromas, šitas servitutas būtų išlaikomas visada. Tai dabar pereinant prie paties objekto suplanavimo, tai kiek čia tas gali būti įdomu, yra cokolinis aukštas, jame nekeičiam nieko, išskyrus tą vietą, nes čia toj vietoj yra numatyta vieta, kur galima įrengti liftą, tai yra ir su paveldosauginiais dalykais suderinti klausimai, nes čia nesunaikinam nieko vertingo. Kažkas čia to klausimas. Tai čia to klausimas. Gerai, taip pat gal jo pažiūrim, koks yra klausimas, kad galėtumėm paskiau tęsti.
Matom, ponas Rolandas Lys atsiuntė nuotrauką, tai yra esama situacija, mes jos šituo projektu vidaus perplanavimu niekaip neįtakojam ir nekeičiam. Čia jau yra sklypo bendraturčių susitarimo klausimai, kaip kontroliuota situacija, kad čia nebūtų tas vaizdas, kaip jūs rodot. Tai tiesiog, kaip minėjau, tai yra susikloščiusi tokia situacija, kurios mes šito projektu nei gerinam, nei bloginam. Tai tiesiog yra taip, kaip yra. Dabar toliau pirmo aukšto, kuris yra toks pakeltas aukščiau nuo žemės, žinote. Tai čia kaip tik tas, matot, mūsų remonto riba ir tą servitutą tokia schematiškai žymi, tai čia ta broma, tarpuvartė, kaip ją pasakyti, ir išlieka. Ir štai šitas flygelis, jisai praktiškai grįžta tie būtai į savo istorinės ribas. Jie turėtų įėjimą, esami laiptai iš kiemo pusės ir gatvės įėjimas, ten ta vieta, kur plakatas buvo parodytas. Ir čia įdomu, tie tokiais violetiniais punktyrais parodyti dalykai, tai yra išlikęs vertingas meninis dekoras, polichromija, gipsatūros ir tos patalpos, kuriuose šitie dalykai yra, jos yra nedalinamos, neskaidomos ir visą tą dalyką būtas kiekvienas, kas turi kažką vertingo, autentiško, galės turėti. Tai yra čia tas liftas, lifto aikštelė ir trys būtai, čia būtai didesni planuojami, tokie, kaip matot, 100-150 kvadratinių metrų. Antras aukštas apima ir tą dalį, čia suplanuota tokiu būdu, kad, kaip minėjau, nuo tos mokyklo ar kas ten bus, nuo to administracinio pastato, mes čia užsidarom ir likusios laiptinės ir vidiniai ryšiai nepažeidžiami. Mums šitos laiptinės būtam nereikia, mes turim 2 esamas laiptines ir pagal normatyvus jų mums pilnai užtenka ir pagal patogumą. Yra liftas, koridorius ir čia planuojami 5 būtai, nuo mažesnių iki tokių didelių erdvių, visi yra atitinkantis insoliacijos reikalavimus, nes tam kaip tik yra rytai, vakarinis fasadas, rytinis, pietinis, žodžiu, visi būtai turi bent po dalį langų, kur patenka saulės šviesa, ir čia vėlgi tas pats su tuo meniniu dekoru, patalpos, kuriuose tas dekoras yra, jos nedalinamos, neskaidomos ir tą visą vaizdą pilną galima atkurti ir tie būtai to būtų vertingi. Ir trečiam aukšte to meninio dekoro yra mažiau, išplanavimas taip, kad reiškia būtų patalpos už patalpų, kuo vienodesnės, išplanavimai daugmaž kartojasi. Ir čia yra dar 5 būtai, tai kaip minėjau, iš viso 13 tų būtų. Tai štai ir viskas, tokie yra planuojami darbai, va čia ta visa užspalvinta teritorija, plotas, tai yra tai, ką apima remontas, o visa kita jau kita namo dalis daroma kitais projektais, kitais darbais. Tai turbūt... Aš turiu du klausimus. Pirma, ar jūs planuojate stoglangius? Nors minėjot, kad nebus keičiamas fasadas, tai turbūt ne? Ne, mansardinio aukšto jisai lieka toks, kaip yra. Mansardinis aukštas yra neregistruotas, jisai nenaudojamas, ten tiesiog yra balandžių gyvenimo erdvė, tai ten taip ir lieka viskas. Tai stogas nebus keičiamas? Ne, nebus keičiamas. Čia yra kapitalinis remontas, liečiantis tik tai vidaus patalpos, vidaus patalpų suplanavimą, įrengimą, taip, kad ten galėtų būti būtai. O tas projektas, kuris buvo prieš tai apie viešbučio įrengimą, jisai jau yra visiškai palaidotas ir ar dar yra kažkokia tai dalis likusi, kuri
bus Na, kol verčiami? kas aš nežinau, kaip klostysis tolimesnis likimas, kiek čia bus laikinas ar visiems laikams sprendimas, tai kas šiuo metu yra daroma. Tačiau dėl to viešbučio projekto nepavyko ten savininkam bendraturčiam rasti kažkokių bendrų sprendimų, gal aš nenorėčiau komentuoti to, ko aš gerai nežinau ir kas nėra mano prerogatyva. Tai net negaliu sakyti, kaip toliau klostysis nuo to didelio, ilgai rengto ir daug apimančio projekto likimas. Tiesiog šiai dienai yra toksai planas. Šiaip tendencija gan bendra, kai girdėjome, ir daugiau tų buvusių viešbučių planuojama perdaryti administracinės gyvenamas patalpas, matyt, kad čia ir tai bendrai tendencijai paklūstantis dalykai, bet čia tik mano samprotavimai. Dar vienas klausimas, ar jūs žinot, ar savininkas planuoja parduoti butus atskirais turtiniais vienetais, ar tai bus nuomai skirtas? Čia planuojama atskirti turtiniais vienetais ir mūsų projekte tai nėra mums tas dalykas taip aktualus. Mes jas darom kaip autonomiškus su visom funkciniais dalykais, inžineriniais dalykais, su apskaita, ar paskui juos pardavinės ar nuomos, čia matyti jau vystytojo reikalas. Esmė, kad 13 būtų gaunasi taip, kad užtikrintų tas visus pagrindinius reikalavimus normatyvinius. Klausimas iš plano, matau, kad iš koridoriaus į kiekvieną patalpą yra atskiri įėjimai palikti, taip ir bus. Čia numatoma galimybė perplanuoti patalpas ateityje į viešbutį, ar kaip suprasti? Jūs turit galvoje šitas duris, čia tiesiog grafiškai liko šiuo metu, ten yra tiek tų durų, bet mes tiesiog rodom įėjimo į butą tik tai vietą. Gal čia, sutinku, gal nėra labai iliustratyvų ir informatyvų, bet ne, yra rodoma į kiekvieną iš tų 5 butų šitie oranžiniai trikampiukai. Ir daleiskim į šitą butą, kur čia eilėtų esamų durų, įėjimas yra štai čia. Ir toliau, tokia ta schema, bet tos durys, tos esamos angosios būtų užtaisomos. Tai taip kaip yra apibrėžta, čia aiškiai atsiskiria ta kita spalva išskirtas koridorius ir tas buto kontūras kitos spalva, bet net čia tos durys, aišku, kad iš kiekvieno kambario į koridorių jos kaip būtų atveju nėra planuojamas. Ačiū. Galiu aš paklausti klausimą arba komentuoti. Rolandas Salys. Taip. Aš suprantu, kad pastato savininkai logiškai bando įtraukti galimybę ir konvertacijos į gyvenamas patalpas kaip projekto vystymą. Tas puikiai suprantama, todėl tas brėžinys ir nėra labai logiškas, kaip būtų išplanavimai. Bet jeigu žiūrėti kaip iš sklypo bendrasavininko pusės, tai pastebėčiau porą dalykų. Tai pirmas, tai kad mane kaip sklypo bendrasavininką neinformavo apie šitą projektą, sužinojau per aplinkui, kas biškai keistoka. Tada, kadangi mano interesai yra turbūt ribojasi tik taip dėl garažų nuosavybės klausimų. Ir aš įdėjau į nuotrauką į čatą, kaip atrodo kiemas kiekvieną dieną. Tai natūralu, kad tos parkavimo vietos, bent jau į pietinį kiemelį, jos vadinkim taip, butaforinės, nes realybėje jų tariamas buto savininkas ar savininkai negalėtų naudotis, nes garažai yra užstatomi. Problema yra tai, kad problemos gal nėra. Sklype yra 2 bendrasavininkai fiziniai, kurie yra ir valstybė, tai 3.
būtų galima užstatyti, kaip savivaldybė rekomenduoja, aiškiai, ženklus, įteisinti, kad draudžiama stovėti, ar sustoti, ar vieta rezervuota, reiškia, kad kažkaip tai tuos dalykus apriboti arba įrengti užtvarą. Bet savininkų, Jakšto 9 pastato savininkų nuostata buvo to klausimo nespręsti ir jinai tokia ir toliau išlieka. Tai kol jinai nepasikeis, tie piešiniai, jie daugiau tokie yra teoriniai, bet praktinio pritaikymo nėra. Ir tas žodis, kurį jūs pavartojate, kad parkavimo vietos užtikrinamos, tai tada žodis tikrai čia netiktų. Matyt, kad... Tokie mano pastebėjimai. Supratau, dėkui. Reiškia, dėl informavimo, tai be to, kad buvo pastato skelbimas, ten galbūt parodykim, užsakovas registruotais laiškais išsiuntė visiems, tai čia užsakovo, reiškia, vystytojo klausimas, štai čia turim registruoto pašto čekius. Aš tikrai nežinau, kokiais adresais čia savininko buvo rūpestis tos dalykus išsiųsti, tai buvo išsiųsta ir ar ten yra jūsų adresas, aš nežinau, bet dabar aš taip pat pasižiūriu į savo, reiškia, telefoną, kur aš gavau prašymą siųsti projektą elektroniniu paštu ir išsiunčiau. Ir išsiunčiau adresu rita.salys@iclovd.com. Tai aš nežinau, ar jūs susiję pagal pavardę liktai taip. Jo, tai va tik tai tuo atveju aš pamačiau, reiškia, projektą. Kaip sklypo bendrasavininkas, aišku, aš norėčiau galbūt tiesiogiai sužinoti, negu kad per aplinkui kažkur tai iš kaimynų. Tai žodžiu, savininkai pastato turėjo jums tą pranešimą išsiųsti ir mes gavome tas šakneles ar čekius, kaip pasakytas, registruotų laiškų, tai gal jums ir buvo siųsta, bet aš negaliu dabar patvirtinti, nes tą atlikome ne mes, o pastato savininkai. Savininkai žino mano adresą, žino telefoną, žino mailus, tai šio klausimo čia nėra jokios paslapties. Tik tiek, kad aš nesu prieškai nusistatęs ar kažkokiu tai kelių nepagrįstų nereikalavimų, bet, vadinkim, tvarkos dėliai, kaip ir norėčiau žinoti iš anksto, paskutinę dieną, tai būtų gerai. Supratom, tai mes, kadangi tą ataskaitą raštiškai pateiksim visiems dalyvavusiems, beje, kaip yra su kontaktais, dabar, pavyzdžiui, Rūtai Pivoriūnienei, kaip mes išsiųsim šitą protokolą. Tai reiktų, kad elektroninį paštą palikti. Jo, jūs galbūt tada dalyviai savo kontaktą, kaip jums galėtumėm protokolą peržiūrėjimui pastabom išsiųsti, turbūt į chatą galite parašyti arba elektroniniu paštu ten, kur skelbime mūsų adresas yra nurodytas. O dabar dėl tų užtikrinimo, tai atsiras savininkas, iškvies policiją ir patrauks tą mašiną, o paskui galbūt gyvenimas taip pasireguliuos, kad kaip nors susitarsit ir dėl to užtvaro ar ženklo pastatymo, bet mes čia nėra užregistruotos stovėjimo aikštelės, mes žiūrim į popierių, o ne į faktą ir mes matom, kad yra tie boksai ir jos yra vartai ir yra įvažiavimas. Tai ta prasme, mes šitos situacijos, kaip jau ir sakiau, nei gerinam, nei bloginam, didžiuoju projektu ten buvo norai kažką spręsti iš esmės, bet kadangi tai nepaėjo, tai dabar, reiškia, bus palikta tolimesniai perspektyvai tas sprendimas, kaip čia tą apriboti stichišką mašinų statymą, belia kaip ir panašiai. Tai mūsų projektas neapima šito sprendimo. Tai čia tas sprendimas labai paprastas, jis jau kaip ir
pati savivaldybė siūlo 3 sprendimus: užtvarą, kurį mes galime įteisinti, arba ženklais apriboti, kad žmonės būtų informuoti. Tai betvarkė baigėsi tuo. Tada taip, ponas Rolandai, bus visą tai įrašyti ir manau, kad tai kažkokį tai vis tiek atspindį turės ir kai savivaldybėje ataskaitą pateiksim ir toliau. Čia dabar mes tik tai projektinius pasiūlymus viešinam, o dar visas projektavimas, techninis projektas dar prieš akis. Ir čia, aišku, dabar pagal naują statybos įstatymo tvarką, matyt, bus toliau viskas tęsiama, tai ten truputėlį kitaip dėliojasi. Matau, adresai rašyti, dėkui. Tai vis tiek tas projektavimas, pagal kurį bus gaunamas statybos leidimas, jis yra prieš akis ir matyti tai, ką jūs dabar kalbat, vis tiek kažkaip vienaip ar kitaip tie klausimai spręsis. Aš dar turiu vieną klausimą dėl langų. Jie bus keičiami? Čia galbūt tolimesnio projektavimo yra klausimas, nes tie langai yra ne per blogiausios būklės. Aš manau, kad kadangi jau turiu su šito objektu 6 metus santykio, tai žinau situaciją ir galbūt ten kai kur reikia juos remontuoti, pakeisti ten stiklo paketus įskilusius, furnitūrą sutvarkyti, bet nėra ten tokia situacija avarinė, kad reikėtų patį langą keisti. Tai čia jau toliau nuo tos įrengimo gerumo pareinantis dalykas. Bet, tiesiog langai lieka savo vietoj, piešinys toks pat ir aš taip spėčiau, kad dauguma langų tokio projekto apimtyje, tai būtų numatyta kaip patalpos remontuojamos, taip ir tas langas remontuojamas. Ar dar numatomos kažkokios inžinerinės sistemos vėdinimo ir panašiai, kurios galėtų įtakoti fasado išvaizdą arba triukšmą? Nenumatoma čia jokia vėdinimo kamera mechaniniam vėdinimui, ten yra pakankamas skaičius kanalų, kad būtų galima iš virtuvių, iš vonių daryti ištraukimą kiekvienam butui lokalų. Čia be abejo tolimesnio projektavimo klausimas. O daugiau iš inžineringo, tai, aišku, santechninė dalis, vamzdynas prie vonių, prie virtuvių, čia vidaus darbai, bet nekeičiant išorinių išleidėjų ir įvado vietos, kadangi vienam savininkui visas namas priklauso, o visas ūkis yra cokolinis aukštas. Tai labai patogu tą daryti, ten bus galima tos visus vamzdynus vedžiotis ir lygiai tas pat ir su elektra. Tie laidai yra įvadų vietos, toliau jau tolimesnė, kaip dabar techninio projekto apimtyje, konkretūs sprendiniai, kaip tie kabeliai atkeliauja iki kiekvieno buto ir kaip yra vykdoma apskaita. Bet vien kamera, kadangi normatyvai šito nereikalauja būtent šitai paskirčiai, tai tokios kaip vien kameros, kur gal reikėtų kažkokios didelės patalpos ir skleistų kažkokius garsus, tai šito dalyko nėra planuojama. Šiuo projektu nėra įsisavinamos pastogės mansardos ar kaip ir tos 4 aukšto mansardos plotai patalpos. Jie lieka taip, kaip yra dabar. Gal dar yra kokių klausimų, tai mes neskubam, mes turim valandą visą, tai tiesiog, kadangi vis tiek tęsis tas įrašas iki 16:00 mažiausiai, tai gali dar, jei sugalvosit kokį klausimą, užduoti jį, o jeigu klausimų nėra, tai mes tiesiog tada jungsime tą skelbimo skaidrę ir ją rodysim iki 16 valandos. O kaip ir minėjau, jūs ką surašysim protokolą, gausit peržiūrėjimą ir savo pastabom, papildymam.
Ir po to, kai jūs peržiūrėsit, mes perduosim ir ataskaitos savivaldybei, kaip čia vyko, kokie buvo jūsų klausimus, visus mes užsirašėm, to labiau ir įrašas yra. Tai visus dalykus, kuriuos jūs klausėt, viskas bus surašyta. Aš tai neturiu daugiau klausimų. Aš padėkosiu ir atsijungiu tuomet. Ačiū. Ačiū Jums, ponia Rūta, iki. Taip pat atsveikinsiu, ačiū, viso gero. Rolandai, iki. Tada